Sveiki visi, aš kuriu vėl savo video vlogą ir aš šiandien kalbėsiu, kokie man vaikinai patinka ir kokie nepatinka. Tai va. Pirmas, kokie man vaikinai patinka. Man patinka gražus, aukštesni už mane, kokiais metais 2 vyresni už mane, nes, jeigu būna mano metų, tai būna, kad vaikinas būna normalus, bet kartais ją biškį durna, sakyčiau. Ir ko metų skirtumas yra, tai jie tokie, kaip pasakyti, tokie protingesni gal tiesiog. Paskui antras dalykas, kokie man patinka. Man patinka, kurie netoli manęs gyvena, aišku. Ir kurie yra gražus, aišku. Trečia, man patinka, jeigu man būtų 16, nors man dabar yra 12, ir tam vaikinui būtų irgi 16 arba 17, jis presą turėtų gražų, man tokie patinka. Paskui ketvirta, man patinka įdegę. Ne tai, kad negerai, bet ir ne tai, kad sūris maždaug. Tiesiog normalaus, panašiai kaip aš įdegiu, biškį tamsesni. Penkta, kokie man patinka protingi. Ir 5 faktai, kokie man nepatinka. Pirmas nepatinka baisus, nes aš suprantu, kad grožio nėra esmė, bet ir yra tam tikros patyčios, kad kokia debilė, koks tu baisus ir panašiai. Man tokie nepatinka. Paskui antra, nepatinka tokie, tipo, ateina labas, kur einam, tipo, maždaug, tokie labai. Trečia, kurie yra debilai tokie maždaug. Jeigu mano metų būtų ateitų, gal einam pažaisti Pokemon Go, arba davai varom prie PC. Tokie irgi žiauriai užknisa. Ketvirta, kokie man nepatinka, tai nepatinka tokie žemesni už mane. Bet aš turėjau vaiką, kuris yra mano mažesnis iš mane, bet charakteris ir jau teisingo failą. Ir penktai, tokie ištyžėliai bailiai, maždaug tokie, maždaug, kaip biškį trenkia, man skauda, maždaug. Ir tai va, ir aš nebežinau, ką apie jas pasakyti daugiau, apie tos vaikinus, nes jų būna visokių, jie gali būti be preso, be raumenų, bet jie gali būti drąsūs ir panašiai. Ir jie visi yra skirtingi, kažkas pasakys, kad aš baisi. Tarkim, vienas bernas sakys, kad aš graži, kitas sakys, kad aš vaidyklė ir panašiai. Ir tas bernas, kuris sakys, kad aš graži, tai jisai ir turės gražią panelę, o tas, kuris sakys, kad aš baisi, jisai turės baisią panelę. Baisesnė, už mane. Ir, aš nežinau, ką apie tokius vaikinus pasakyti. Maždaug, kai aš daviau savo bestai tokią berno FB ir jie pradėjo draugauti, bet jie realiai nebuvo nei kartu susitikę. Tai karočią, tai aš irgi, aš mėgstu vaikinus turėti nerealiai, todėl, kad, tu su jais gali paprikolinti. Niekas, nežino, kad tu prikolini čia, kad tu čia nubairi. O, su kuriais tu realiai matai, tu jį beveik kiekvieną dieną ir tu negali sakyti, kad, aš bijočiau sakyti, kad, tu mane patinki ir panašiai, aš ant žaidimą su tavim draugavau, nes, ne veltui sakoma, lazda turi 2 galus. Ir maždaug, aš nežinau, apie ką daugiau kalbėti. Aš galiu
pasakyti tik tiek, kad tikrai bachūrų išsiskyriau šeštadienį. Jisai sakė man rožytę, kurį aš dabar labai dievinu. Ir aš negaliu eiti. Jo vardas Aretas. Ne, juokauju. Karočią. Tai kam patiko šis video, tai jūs laikinkit, subscribinkit, komentuokit, kad norėtumėt per kitą video veikti. Ir su jumis buvo Eva. Iki.